Tiesiog gyvenk, tiesiog kvėpuok. Man smagu, kad tu klausaisi manęs. Gal tau tiesiog įdomu, arba ieškai sprendimų. Neabejoju, kad jų galiu duoti ir pagelbėti tau ir kitiems. Noriu, kad būtum labai dėmesingas ir kiekvieną mano žodį atidžiai išklausytum, nes ir tavo pasąmonė tai jau daro. Ši medicininė hipnozė pagelbės tau geriau įveikti stresą, įtampą, baimes, kad palengva išnyktų dantų griežimas. Noriu tave įvesti į šią medicininę hipnozę ir noriu, kad būtum dėmesingas ir tiksliai išklausytum, nes ir tavo pasąmonė tai jau daro. Tavo pasąmonė žino, kaip atsipalaiduoti ir žino, kad įeiti į transą ir taip pat žino situacijas, kuriuose tu esi savo mintimis. Arba tiesiog žiūri tu į tolį ir jau esi mažame transe. Patikrink įdėmiai viską, ką aš tau sakau. Ar viskas tikslu, kad tu galėtum išspręsti savo problemas. Palengva tampi pavargęs. Pradedi atsipalaiduoti. Tu išklausai viską, o tavo kvėpavimas absoliučiai ramus ir lygus. Visas tavo kūnas tampa šiek tiek sunkesniu. Dabar vieną kartą įkvėp giliai ir iškvėp. Ir dar kartą įkvėp giliai ir lėtai iškvėp. Ir trečią kartą giliai įkvėp ir lėtai iškvėp. Ir toliau dėmesingai klausykis manęs, išlikdamas kritiškas. Ar tai, ką aš tau sakau, tinka tau? Bet šiaip ar tai palengva, pradedi atsipalaiduoti, paleisti, tiksliai klausyti, ką aš tau sakau. Tu išlieki dėmesingas ir budrus, vis labiau ir labiau esi pavargęs ir nusileidi į gilią būseną atsipalaidavimo. Tu tampi lengvu, tokiu lengvu, kad net nebūtum pagalvojęs, kad taip įmanoma. Tavo mintys ateina, tavo mintys išeina. Leisk savo mintims eiti pro šalį, paleisk ir jas. Leisk joms skristi kaip debesims ir leiskis vis giliau ir giliau ir giliau. Ir klausyk mano žodžius, žodžius tau ir tavo pasąmonė. Klausyk labai tiksliai, nes tai dalykai svarbus tavo gyvenimui. Dantų griežimas atsiranda iš tam tikrų baimės situacijų ir dalykų, dėl kurių tu rūpiniesi ir kurie negali įvykti. Ir kai tu pagalvosi apie dantų griežimą, nusišypsok sau ir suprask,
kad tavo pasąmonė nuo dabar tave apsaugos. Visada, kai tu vėl pradėsi griežti dantimis, nakties miege tavo žandikaulis atsipalaiduos. Jis taps visiškai atsipalaidavusiu ir nevaldomu. Tu tiesiog paleisi. Tu tiesiog paleisi. Ir kai tu vakare užmerksi akis norėdamas užmigti, priimsi keletą gilių įkvėpimų, kad galėtum atsipalaiduoti. Atsipalaidavimas išsiplės visame tavo kūne, o ypač tavo galvoje, ypač stipriai tavo žandikaulio raumenyse. Tavo žandikaulis nusileis vis labiau ir vis labiau ir vis labiau. O tu atpalaiduosi savo žandikaulio raumenis. Įsijausk jau šiek tiek į savo žandikaulį. Ir jausk atsipalaidavusius, išlaisvėjusius raumenis. Jeigu tau nepasisekė, keliauk į savo žandikaulio raumenį ir išsižiok, įsitempk ir skaičiuok. 22, 21, 23. Ir tada lengvai sučiaupk savo žandikaulį. Ir pajausk, kaip lengvas patempimas įveda į lengvą atsipalaidavimą. Tada atlik dar kartą vieną atsipalaidavimo skaičiavimą. Labai stipriai išsižiok, įtempk savo žandikaulį ir skaičiuok savo viduje. 21, 22, 23 ir užsičiaupk. Paleisk. 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 Ir atverk trečią kartą savo apatinį žandikaulį ypatingai stipriai ir savo viduje skaičiuok. 23, 21, 22. Iškvėpk ir užverk žandikaulį ir tiesiog paleisk. 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 Dabar mes sujungsim tavo rankas su tavo žandikauliu. Suspausk savo dešinės rankos kumštį stipriai, lyg laikytum kokį nors daiktą stipriai savo kumštyje. Ir tuo pačiu labai stipriai sučiaupk savo žandikaulį. Taip tavo žandikaulis yra sujungtas su tavo dešinė ranka, delnų pirštais ir tavo delnu padėdamas tavo žandikauliui atsipalaiduoti. Dabar atverk savo žandikaulį. Atverk savo kumštį, žandikaulis ir ranka atsipalaiduoja. Mes sustiprinsim šį pratimą, priimdami tai kairę ranką. Dešinį delną
ir kairį delną suspaudžiame į kumštį. Taip tavo kairys delnas ir dešinys delnas sujungti su tavo žandikauliu. Dabar tu savo žandikaulį stipriai sučiaupi. Ir tuomet labai lengvai atleidi kairį delną ir dešinį delną. Ir automatiškai atsipalaiduoja tavo žandikaulis. Atlik šį pratimą dar kartą. Savo kairį delną ir savo dešinį delną suspausti stipriai į kumščius. Taip sujungi juos su savo žandikauliu. Žandikaulį stipriai sukask. Tuomet atleisk kairį kumštį, po to dešinį kumštį. Ir tuomet automatiškai norėsis tau to ar ne, atsipalaiduos tavo žandikaulis. Atsipalaidavimas išlieka ir susijungia su pasąmonė. Atlik šį pratimą trečią kartą. Suspausk į kumštį savo kairį delną. Suspausk į kumštį savo dešinį delną. Tavo delnai sujungti su tavo žandikauliu, kurį dabar labai stipriai sučiaupk ir įtempk savo viršutinį ir apatinį žandikaulius. Tada atleisk savo kairį delną, po to atleisk dešinį delną ir tavo žandikaulis automatiškai ypatingai stipriai atsipalaiduoja. Taip atsipalaiduoja, kad dar niekada taip nebuvo. Ir šį atsipalaidavimo signalą aš sujungiu su tavo pasąmonė. Ir prieš pat einant miegoti atlik šį pratimą. Suspausk savo kumščius, suspausk savo žandikaulį ir atleisk savo kumščius ir tuo pačiu atsipalaiduos tavo žandikaulis. Tai atliksi iš viso 3 kartus. Ir jeigu tu nakties miege suspausi savo žandikaulį, iš karto prabusi. Suspausi savo kumščius, sujungsi su žandikauliu, žandikaulį suspausi, atpalaiduosi savo kumščius, automatiškai atsipalaiduos žandikaulis, visos tavo baimės ir rūpesčiai pradings. O vėl ir vėl kartojant, pradings dantų griežimas, savo viduje tapsi ramus ir atsipalaidavęs. Jauti, kaip tampi šiek tiek pavargęs ir atsipalaidavęs, o tavo kvėpavimas ramus ir lygus. Visas kūnas šiek tiek sunkus. O tu šiaip ar taip palengva pradedi atsipalaiduoti ir paleidi ir miegi tu dabar giliai ir stipriai.